Sveiki sugrįžę į Grožio mediciną kanalą, kuriame aš, gydytoja dermatologė Paulina, dalinuosi mokslu pagrįsta informacija apie odą, sveikatą ir kosmetiką. Šiandien noriu pakalbėti apie savaiminį įdegį, kaip jis veikia, kodėl tai yra geresnė alternatyva tradiciniam įdegiui ir kaip išsirinkta tinkamiausia priemonė. Turbūt visi norim to šilto auksinio odos atspalvio, kuris atrodo tarsi ką tik grįžai iš atostogų, tiesa? Jaučiamės gyvesnės, patrauklesnės. Bet kai saulės nėra, o soliariumas ne pati sveikiausia išeitis, savaiminis įdegis tampa puikia alternatyva. Kaip tai veikia? Maillard reakcija. Pagrindinė savaiminio įdegio veiklioji medžiaga vadinama dihidroksiacetonu, trumpai DHA. Tai yra cukraus darinys, kuris reaguoja su amino rūgštimis ir baltymais viršutinėme odos sluoksnyje, raginėje dalyje. Skamba kaip baisiausia chemija, nenatūralumas, baisu. Ramiai, tuoj viską paaiškinsiu. Ši cheminė reakcija vadinama Maillard reakcija. Ją atrado prancūzų chemikas Louis Camille Maillard dar 1912 metais. Tai ta pati reakcija, kuri vyksta, kai orkaitėje kepa bandelės, skrudinama duona ar svogūnai. Cukrus jungiasi su baltymais ir susidaro melanoidai. Rudi junginiai, kurie suteikia tiek duonai plutelės spalvą, tiek mūsų odai švelnų įdegusi atspalvį. Buitiškai galima sakyti, kad mūsų oda švelniai apskrunda tik be karščio ir be ultravioletinės spinduliuotės. Savaiminis įdegis išryškėja per kelias valandas, o laiko apie savaitę, kol oda natūraliai atsinaujina. Svarbu žinoti, kad ši reakcija vyksta tik odos paviršiuje, todėl skirtingai nuo tradicinio įdegio, kuris vyksta melanocitams gaminant melaniną, savaiminis įdegis odos nuo UV spindulių neapsaugo. Soliariumai vis dar populiarūs, bet mokslo duomenys čia labai aiškus. Ultravioletiniai spinduliai iš soliariumo yra pirmos grupės kancerogenai. Tai reiškia, kad jie tiesiogiai didina odos vėžio riziką, taip pat kaip rūkymas ar asbestas. Visiškai tiesioginė koreliacija. Užakcentuoju tiesioginę. Tyrimai rodo, kad soliariumo lankymas padidina melanomos riziką net iki 60%, ypač jei žmogus pradeda juo naudotis iki 30 metų. Be to, ultravioletiniai spinduliai ardo kolageną, skatina raukšlių formavimąsi, hiperpigmentaciją ir spalvos netolygumą. Tad jei norisi bronzinio atspalvio, savaiminis įdegis yra kur kas saugesnė, odai draugiškesnė alternatyva. Gražios norime būti visais gyvenimo laikotarpiais, net ir nėštumo ir laktacijos periodu. Pagrindinė medžiaga DHA yra laikoma saugia nėštumo metu, nes ji neprasiskverbia pro odos barjerą. Bet reikia atkreipti dėmesį į kitus formulės komponentus. Daugelis savaiminio įdegio produktų turi kvapiųjų medžiagų, eterinių aliejų ar augalinių ekstraktų, kurie nėštumo metu gali sukelti alerginės reakcijas. O tas specifinis kvapas, kurį dažnai jaučiame po savaiminio įdegio, atsiranda dėl amino junginių susidarančių Maillard reakcijos metu. Būtent gamintojai jį maskuoja kvapikliais, bet būtent jie dažniausiai ir sukelia alergijas. Todėl rekomenduoju naudotis bekvapės priemonės ir prieš naudojant padaryti odos jautrumo testą. Testas labai paprastas. Užtepkite nedidelį produkto kiekį ant vidinės dilbio dalies, palikite nuo paros iki 2 ir tuomet stebėkite, ar neatsiranda paraudimo ar nežėjimo. Atsiradus odos reakcijai bus aišku, kad priemonė jums netinka. Na, o jei reakcijos nesulaukite, galite drąsiai ją naudoti. Dirginimas pasireikšti neturėtų. Renkantis priemonę svarbu žinoti, koks jūsų odos tipas ir kokio efekto norite. Putos puikiai tinka riebesniai odai ar tiems, kas nori greito rezultato. Jos greitai džiūsta, nepalieka riebumo, bet reikia naudoti pirštinę, kad išvengtumėte dėmių. Kremai ir locionai geriausi sausai ar jautriai odai, nes turi drėkinančių medžiagų – alavijo, glicerino, skvalano. Laipsnišką įdegį suteikiantis locionai tinka natūraliam, subtiliam tonui. Juos galima naudoti kasdien kaip kūno kremą. Įdegis formuojasi lėtai ir tolygiai. Veidui skirti produktai yra švelnesni, dažnai papildyti antioksidantais ar hialurono rūgštim, kad oda ne tik atrodytų įdegusi, bet taip pat būtų sveikai švytinti. Pamenate paauglystės siaubą su oranžinė netolygia odos spalva, tamsias plaštakas ar alkūnės? Turbūt ne vienai teko apturėti tokią nesėkmę. Tad kaip naudoti savaiminio įdegio priemonės, kad turėtumėte gražų rezultatą? Prieš tepdami įdegį nušviskite odą, kad neliktų jokių pleiskanėlių. Ant sausų vietų, kaip alkūnių, kelių ar kulnų, užtepkite drėkinančio kremo. Priemonę tepkite tolygiai, be trinimo ir leiskite jai visiškai nudžiūti. Per artimiausias kelias valandas stenkitės neprakaituoti ir nesimaudykite. Kai įdegis pradeda blukti, palaipsniui drėkinkite odą, kad spalva nyktų tolygiai. Dar kelis svarbus akcentai. Savaiminis įdegis neapsaugo nuo ultravioletinės spinduliuotės, todėl visada naudokite SPF. DHA reakcija sukuria pigmentą tik raginėje odoje, todėl efektas yra laikinas. Jei norite išsaugoti įdegį ilgiau, palaikykite gerą odos drėgmės balansą ir venkite agresyvaus šveitimo.
Taigi savaiminis įdegis yra saugesnis, protingesnis ir odai draugiškesnis būdas atrodyti tarsi ką tik po atostogų. Jis leidžia išvengti ultravioletinės spinduliuotės žalos, ankstyvo senėjimo ir hiperpigmentacijos. Na ir dabar noriu jūsų paklausti, ar norėtumėte, kad parodyčiau, kokias savaiminio įdegio priemonės rekomenduočiau aš pati? Ką esate išbandę jūs? Kokie jūsų favoritai ir kokių produktų niekada nerekomenduotumėte savo draugėms? Parašykite komentaruose. Labai įdomu sužinoti jūsų patirtis. Ir nepamirškite, kad įdegusi oda nebūtinai reiškia sveiką odą. Sveika oda tai drėgna, lygi ir spindinti nepriklausomai nuo jos atspalvio. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki sekančių video.